Sveiki, išaušo trečioji kelionės diena, dar palapiniai. Baisu lysti lauką, ar yra moskitai, tai museliukai, uodai ar nėra. Tikiuosi nėra iš ryto, dabar 7 ryto. Išmiegojom 7 valandas, tai trūksta galbūt miego, bet jau šilta palapinė daros. Aš jau toks Piristukinai. Labas rytas. Yra moskitai? Oh shit. Erzina tave. Vargšas. Fucking hell. Daug? Nu, mano jau biškai pakandžiai. Museliukai ar uodai? Piu. Vargšas. Važiuosim iš čia nafik. Oi, skrido vienas. Jau. Tai va, tie šiaurė ne kažką turistauti. Kažkaip pietuose, tarkim, iki vidurio Baltijos jūros nebuvo tam. Nu, buvo taip vadų, bet normaliai. O čia, tarkim, jaučiu jau netoli poliarinio rato, tai tragedija. Pasižiūrėsim, kur poliarinis ratas, ar mes jau pravažiavom, nepravažiavom. Jeigu taip, kai haikinsim. Jeigu taip, kai haikinsim kalnuose bus, tai neįsivaizduoju, neįmanoma. Vienu žodžiu, susipakavom tam kempinge taip staigiai, nes pradėjo kandžioti museliukai. Ne uodai, o tie museliukai, kaip vakar vakare. Vos pavyko normaliai susipakuoti palapinę. Kol rinkau palapinę, visur, kur tik įmanoma, įkando. Visos kojos buvo sukandžiotos. Veronika ir Donas irgi greitai atliko savo reikalus ir šoko į mašiną. Apie filmavimą net nebuvo kalbos. Visą mašiną pilną museliukų, kol išgainiojom juos visus. Taigi, sustojimas Laplandijoje vasarą buvo prasta mintis. Važiuojam link sienos su Norvegija, liko apie 40 km. Važiavom, beveik esam prie Norvegijos sienos, tokiu keliuku, tiesiog nuošaliu žiūriu mašiną stovi. Galvoju, pažiūrėsim, kas gero. Daug būna ir degusių mašino, iš vis Skandinavijoje, Švedijoje irgi tokių apleistų būna. Turbūt jeigu sugedo sena mašina, jiems nebeverta nei tvarkyti, nei išvežti, nes traliukas jau brangiau kainuos, tai jie tiesiog numeta, arba pavarės būna palieka, o po to gal jaunimas padega, sudegina. Čia irgi matom jaunimėlis pasidarbavęs. Jo. Pasidarbavę čia. Ratlankį nuimti. Kam reikėjo dalių, kažkas pasiėmė. Akūmą išimti. Variklis dar yra. Galėtumėm išimti variklį pavarų dėžę ir parvežti Lietuvą. Būtų prikolas. Don atsargiai. Atsargiai, Don. Tai vat, pežukas toks. Don. Tai vat važiuojam tokiu šiaurės keliu.
Nieko nėra. Tuščia, jau miškų nebėra, yra tokie krūmokšniai. Jau šiaurė. Už poliarinio rato esam. Važiuojam toliau. Kertam sieną su Norvegija. Pasienyje jokio posto nėra. Kelias, matom, iškart pasikeitė, kraštovaizdis kitoks. Prasideda kalnai, pakalnės. Iki mūsų North Cape tikslo apie 400 km važiavimo. Tai apie 6 valandos kelio. Bet kadangi Norvegijoje daug kalnų pakalnių, kelias gali trukti ilgiau nei 6 valandas. Bet mes neskubam, turim visą dieną, nuvažiuoti iki ten. Pakely dar turim surasti degalinę, nusipirkti papildymų mūsų stebuklingam aparatui nuo odų. Nes nežinom, ar bus Norvegijoje odų ar ne, bet po šios patirties Laplandijoje net nenoriu rizikuoti. Patirtis tikrai tragiška. Šiandien sekmadienis, tai toje vietoje, kur mes buvom sustoję, viskas buvo uždaryta. Varėm jau netoli North Cape, esam liko 105 km ir noriu pasidalinti kuro kainom. Čia dizelinas 21 kroną, tai kas yra eurų 60, 10, kažkas tokio, gal eurų 60, o 21 kroną. O prieš tai, prieš kelius šimtus kilometrų degaliniai buvo 17. Tai koks skirtumas? Šiauriai viskas brangiau. Iki North Cape liko kažkas apie 80 km. Oras vietomis labai prastas. Tai lyja, tai saulė. Labai tikiuosi, kad North Cape bus geras oras. Nes jeigu ne, tai tiesiog nieko nematysim. Turistų su mašinom labai daug, bet dviratininkų atrodo dar daugiau. Kelias tikrai nelengvas, plus oras baisus, vėjuota, šalta ir krituliai. Bijau ir įsivaizduoti, kaip sunku jiems minti. Ką, važiuojame North Cape, liko 13 km, oras biškį subjūrės, mes nepasiduosim. Šiauriai nepasisekė su oru, o buvo viskas giedra, puiku ir filmuosi šiandien. Visiškai nieko nesimato. Ai, blogai. Niks dar nėra. Eina kas dviračiais ar ne? Vienu žodžiu, kalbėti neįmanoma, nes vėjas ant tiek stiprus, kad vos eina ant kojų išsilaikyti. Rūkas aplinkui ir dėja nesimato nieko. Bet matosi gaublys. Bent tai gerai, jis simbolizuoja šiauriausią Europos tašką, kuris pasiekiamas automobiliu. Richardas Chanceloras šiam kyšului davė pavadinimą North Cape 1553 metais. Jis buvo anglų keliautojas, kuris ieškojo šiaurės rytų jūrų kelio į Aziją. Ir įsivaizduojat, North Cape kasmet aplanko daugiau nei 200 000 turistų. Netoliese gaublio yra monumentas Pasaulio vaikai. Jis buvo pastatytas 1989 metais ir simbolizuoja draugystę, laimę ir viltį. Mama su vaiku. Vaikas rodo į medalionus, kurie yra beveik žmogaus aukščio. Visos 7 vaikai dalyvavo medalionų piešime. Mini stopą padarom iš North Cape, jau oras geras, ten viršui žiaurus buvo. Gražus kalniukai, tokie sluoksniuoti, labai gražus. Labai gražu. Labai gražu. Einam, pasižiūrėsim, gal rasim kokią padėkliuką gražų. Namo parsivešim kaip suvenyrą. O jums parodysiu.
Jo, oras ženkliai geresnis, ten tik vat Nord Cape nepasisekė. Aukštai ir ten žiaurus rūkas, vėjas, nesveikas. Pažiūrėkite, kaip jūs manot. Stogo čerpis. Kaip vėjo nuglūdintas. Gerai atrodo. Paieškosim, ką nors. Taip, fainai. Žiauriai gerai. Žiauriai gerai. Žiūrėkit, kokią atlupau. Kaip jūs mano tokią lentelę. Čia netgi sienos dekoracija gerai išeitų. Pakelyje daug gyvūnų. Šiaurės elniai. Neatrodo keista, kad mes aplinkui nematom niekur žmonių, kurie miegotų su palapinė. Neatrodo keista. Matėjai bent vieną žmogų su palapinė? Ant kelio ir nemiegostų. Nord Cape, galim sakyti, užskaitytas. Dabar grįžinėjam ir ieškosim vietos, kur pernakvoti. Kadangi jau po 16 valandos, tai planuojam važiuoti neilgai. Nu ką, radom vietą, kur pernakvoti. Randamės kažkur čia. Situacija su uodais tikrai labai gera, jų praktiškai nėra. Esam nusipirkę papildymą mūsų aparatui, tai viskas cool. Pasirodo, kad pačioje šiaurėje yra didesnis vėjas ir uodų nėra tiek daug ir tų museliukų, kaip pačioje Laplandijoje. Dabar mūsų tikslas bus pasiekti Lofotenų salas. Sveiki. Išaušo kelintoji kelionės diena. Ketvirtoji kelionės diena. Miegojom be uodų, be moskitų, be museliukų. Taip. Dabar turim priemonę. Ką? Nes nieko. Šitą nematyti. Kur pasakojau, mums padovanojo. Nusipirkom papildymų. Dedas toks balionėlis ir kasetė. Jinai garina kvapą tokį. Odai bijo. Ir vakar vakare, lauke buvo biški uodų, bet vat prie palapinės to prie įėjimo po stogeliu buvom pasidėję pilnai ir jokio, nei vieno uodelio nebuvo. Tikrai veikia, užskaitau. Ir lauke buvo mažiau biški uodų, tai visa esmė, kad šiauriai Suomijoje daug, ežerų daug ir dėl to šiaurė už poliarinio rato, kaip vietiniai sakė, daug uodų, labai uodų. Pačioj šiaurėje, kur jau Norvegija, ten nėra, nes ten labai vėjuota, mažiau ežerų, jiems blogesnis klimatas veistis, dėl jų nėra. Ir sakė, pačioj Norvegijai turėtų nebūti. Pamatysim, kaip bus, nes mažiau stovinčio vandens, mažiau ežerų, todėl jiems blogas klimatas gyventi. Matysim, kaip bus. Šiandien buvo tikrai geriau į lauką, nebuvo tų uodų, buvo vienas kitas, bet tų museliukų nebuvo baisiausių, kiek mes buvom pritraiškę visur kraujo. Tai tą naktį išvis tik užsidaryt palapinę ir būti joje, nes neįmanom. Donas irgi iš proto. Ir va čia
Jis pritraiškęs iš praeitos nakties. Pilna. Jie prie lango buvo prikibę, tai šviesus. Tai va tiek. Gražus oras laukia. Saulėta. Ne, pupš. Giedra. Tai buvo blogas oras tik tais kalnuose. Nordkepe. O paskui vėl nusileidom į apačią, vėl puikus oras. Tai tiek. Šiandien nusimato vėl gera diena. Kiekvieną rytą protokoluoja ir kiekvieną vakarą Esam nuvažiavę jau apie 2400 km. Ir nuo šiaurės judam jau palei Norvegiją truputį į apačią. Šiandien pasieksim tašką, kur susikerta 3 valstybės. Suomija, Švedija, Norvegija. Gražus rytas. Blogas oras buvo tik tais kalnuose prie Nordkepo. Tai ten nieko nematėm, žiaurus vėjas buvo. Turėjo būti šiaip gražu, bet buvo kaip buvo. Naktį apie 13 laipsnių, o ten dieną Nordkepe 9 buvo. Žiauriai šalta. Žmonės ten su dviračiais, su mocais, tai aš neįsivaizduoju kaip jiems, ką su dviračiu daryti. Šalta, atmyniai, ten sušalai, vėjas nupūtė ir ką tau toliau. Tai nėra nei kur stovyklauti, nei kur palapinės pastatyti, turi varyti vėl kažkiek į apačią iki kažkokio kempingiuko ar šiaip spoto, kur galėtum nusimesti palapinę. Tai va, mes prie miškelio, prie ežerėlio eisim pusryčiauti ir toliau į kelią. Na ką, dar vienas užpilimas, gal jau trečias koks. Kuras nėra labai brangus. Ten aukščiau kalnuose 21 krono, čia 19, kitur buvo 17. Kuras normaliai, kaip Lietuvoje praktiškai. Tai va, pilsim ir važiuosim. Gražus vaizdai. Toks kaip kalnų papėdėj, miestelis mažas, gyvenvietė. Trumpas pitstopas papietauti. Šalia Krioklys. Kalnai, ežeras. Labai gražus. Labai gražu. Ką, mes pietums pasidarysim arbatos, pasikepsim kiaušinio su sumuštiniais, daržovių, papietausim. Kai nėra įrankių, ką daryti? Su šakelėm. Sustojom prieš tunelį. Manau, rasim, kur įsipilt vandens. Baiginės vanduo. Parduotuvį neradau net pirkti, kad 5 litrų bambalį, kad po gerimo vandens. Girdisi Krioklys, tai manau, užsipilsim vandens. O taip,
užsipilsim vandens. Pažiūrėkit, koks grožis. Oh shit. Oh shit. Užsipilam vandens, pasidarom nuotraukytį ir varom toliau. Na kągi, užsibaigė mūsų 4. kelionės diena. Vakaras, pavalgiam. Saulė aukštai. Dabar 10 vakaro. Saulė dar aukštai. Ir šiandien nuvažiavom tik tais apie 400 km, nes fjordais, kalnais, sąsiauriais, tai nesirinko greit kilometrai. Iš viso turim 2700 km. Tai realiai pusiaukelė mūsų. Planavom važiuoti į tą 3 šalių tašką, kur sienos susikerta, bet paskaitėm informaciją, kad ten trekas gan ilgas ir daug labai odų. Ten visi pasiruošę su tinkleliais nuo odų, o mes neturim. Tai šitą dalyką praskipinom, kad nebūtumėm suvalgyti, nes nepreitą užpirtą naktį mus gerokai suvalgė, tai daugiau nebenorim to. Tai vat mūsų stovyklavietė tokia, galiu parodyti. Pavalgėm, įsikūrėm žvakytės, šitas daiktas labai skaitau, žiauriai geras. Nusipirkom degaliniai papildymų, veikia, puikiai atbaido. Tik sustojom, buvo odų, pasijungiam tą vat į kalidoriuką ir jis pagarino truputį ir odų nebėra. Puiku. Na ką, šiandien tiek, iki ryt. Rytoj laukia Lafotenai.